Last Christmas, I gave you my heart. but the very next day you gave it away. This year No. I gave it to someone special. Ho. Na kągi, esame Šilalėje. Atvykome pažiūrėti Šilalės eglutės, aprodyti Julijų eglutę. Ir kol dar nematėjai eglutės, Juliau, kokie pirmieji įspūdžiai apie Šilalę? Nu, labai patinka pakol kas man Šilalė, labai skaniai pavalgėm. Viskas kaip ir puiku pakol kas. Žmonių kiekis ne per didelis. Viskas puiku. Dabar eisime apžiūrėti Šilalės eglutės, po to vyksime į Plungę, gal dar kažkur užsuksime. Na kągi, galime joti. Greitai prieš savo akis išvysi Šilalės miesto eglutę, bet, kad tau būtų įdomiau, mes tau uždengsime akis. You can see me, John Cena. Pasiruošęs, Juliau? Atidengim tavo akis ir atsisukime. Kokie tavo pirmieji įspūdžiai apie šią eglutę? Nu jo, eglutė tai nelabai nustebino. Nu kaip tokiam kaimui, ką galiu pasakyti, tikrai neblogai. Eglutė maža, papuošimai neįdomus, o bent muzika groja. Na tai kokia jūsų nuomonė apie šią eglutę ir apskritai apie visą pasipuošusį miestą? Oi, viskas labai gražu, šaunu, šiemet Šilalė kaip niekada. Taip pat, mano tokia pat nuomonė, labai Žinokit, džiaugiamės. aš vakar grįžau iš Milano. Milane nėra tokios gražios eglutės kaip čia. Nu matai, kaip tau pačiam ši eglutė? Na, eglutė tikrai yra ganėtinai graži, vertinu labai gerai, man patinka tos spalvos, ta viena spalva galim pasakyti, bet labai nepatinka tas, kad labai panaši kaip ir praeitais metais, tai čia vienas minusas, bet šiaip tai viskas gerai. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Nu blema, matai, labai nusivyliau šitą eglutę. Visa Šilalė, žmonių nėra, mašinas tik važinėjas. Kaip sakiau, bent jau muzikytė groja. Na matai, žmonės susijėmė, bet aš turiu tau dar vieną pasiūlymą ir galime nuvykti prie Kvėdarnos eglutės, ten tikrai bus žmonių, tikrai. Ir ten tu labai nustebsi. Važiuojam? Važiuojam. Nu, Juliukau, a graži eglutė? Nu, Šilalės tikrai geresnė, bet važiuojam, aš tau parodys gražesnių. Nu, Matel, atvarėm į Rietavą, į normalų miestą, varom apžiūrėti eglutę. Šūsnės vis rytavs. Nu, Mateli, ką manai apie šią eglutę? Tikrai daugiau niekada nebeatvykčiau prie šios eglutės. Labai nusivyliau. Maniau, kad bus tikrai gražesnė iš tavo pasakojimų. Bet padaryta, manau, atmestinai galėjo gražiau. Na, bet turim, ką turim. Labai liūdna, labai nusivyliau tavo atsakymu. Man asmeniškai šita eglutė gražesnė už Šilalės. Na, bet Šilalės eglutė yra tiesiog šilumos skleidimas, kurios ateini, gali nusiraminti, o ką čia? Ateini, nu, nusipotink geriausia atveju, daugiau nieko. Nu, matai, aš pagalvojau, kad neverta pykti čia mums prieš Kalėdas. Gražios tos mūsų eglutės, tiek Kvėdarnos, tiek Šilalės, tiek Rietavo. Ar tu man pritari? Tikrai taip pritariu, teisingi tavo žodžiai, Juliau. Važiuojam dar vieną pažiūrėsim. Atvykom į Plungį, prie Plungės eglutės į centrą. Graži eglutė, bet visiškai Šilalės kupinys. Juliau, tai ką tu manai apie šią eglutę? Nu, он yra aukšta, graži, kaip špikis. Nu, kaip špėkis. Laba, panašiai Šilalės eglutė. Šiaip niekis padinga.
galime aptarti šią kelionę. Man labai trūko žmonių, jų buvo labai mažai. Kaip tu manai? Na, turbūt žmonės dar yra ne kalėdiniai nuotaikoj, nėra sniego, rudeninis oras, mažai žmonių, visi namuose, šiltai lovai. Na, bet man ši kelionė labai patiko, pamatėme labai daug gražių eglių. Kokia tau gražiausia ir įsimintiniausia eglutė iš visų šitų 4? Na, manau, aš vis tiek lieku prie Šilalės eglutės. Man įteikia šilumą ir man jį buvo gražiausiai iš šių 4. O kuri tau? Na, aš visgi pasirinksiu savo gimtinę Rietavą. Man labai patiko jos dydis, papuošimai. Na ir šiaip pati eglutės vieta. Na, o jūs galite komentaruose parašyti, kokia jums eglutė patiko labiausiai. Like, share. Subscribe. Merryrismas. Ho, ho, ho. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. For you subscribers.